Aišku, pozityvūs dalykai pozityviais, bet reikia pripažinti, kad pastaraisiais metais vis dėlto Seime matėme tendenciją, kad miršta vyriausybės pasiūlytos reformos ir dažniausiai ta mirtis jas ištikdavo dėl elementaraus nesitarimo. Tai tarkime jūsų pačios pristatyta policijos reforma, viešojo saugumo tarnybos reforma, kuriai galiausiai nepritarė ir konservatorių frakcijos atstovai. Turėjome ir mokesčių reformą, kuri mirdama nusinešė ir krūvą RRF lėšų, dėl ko jūs užuot vėlgi tarėsi, kreipėtės į Teisingumo teismą ir priskundėte Europos komisiją. Tai ar vis dėlto nemanytumėt, kad reikėtų keisti jau likusį tą kadenciją laiką savo retoriką ir tikrai vesti daugiau tarimosi, užuot kartais demonstravus tikrai tokią ganėtinai liūdną aroganciją? Aš manyčiau, kad visko pasitaiko visom vyriausybėm. Noriu priminti tos vyriausybės, kurios kadencijoje jūs buvote įvairių komitetų pirmininkė urėdijų reforma, kur labai dideliai frakcijai tuo metu nepavyko susitarti ir reikėjo pasitelkti Tėvynės sąjungos balsus tam, kad ta reforma būtų patvirtinta. Tai visokių dalykų politikoje būna. Man labai gaila, kad jūs visą laiką iš kažkokių atskirų atvejų bandote daryti apibendrinančias išvadas, bet čia yra jūsų teisė.